Sveiki atvykę į nepaprastą kelionę laiku, kurioje leisimės po Lietuvos istorijos labirintus. Nuo neatmenamų laikų, kai pirmieji gyventojai žengė į šias žemes, iki šių dienų Lietuva matė ir patyrė daugybę įvykių, kurie formavo jos tapatybę ir paliko neišdildomų pėdsakų. Pasiruoškite įdomiai ir nepaprastai kelionį po Lietuvos istoriją. Prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, kad nepraleistumėte naujausių video ir paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimą mums įkėlus naują video. O dabar sveiki atvykę į nepaprastą kelionę laiku po Lietuvos istoriją kartu su įdomia dokumentika. Maždaug prieš 12–11 tūkstančių metų, nutirpus milžiniškam ledynui, atsivėrė kelias pirmiesiams gyventojams, kurie į dabartinės Lietuvos teritoriją atkeliavo iš kaimininių regionų. Nėra jokių ankstesnių žmogaus veiklos pėdsakų, nes paskutinis ledynmetis sunaikino viską, kas galėjo būti anksčiau. Seniausios stovyklos aptinkamos pietvakarinėje šalies dalyje. Tai buvo medžiotojai ir žvejai, atkeliavę iš Jutlandijos pusiasalio ir dabartinės Lenkijos. Jie atsinešė dvi vėlyvojo paleolito kultūras. Šie pirmieji gyventojai buvo klajokliai, nuolatinių gyvenviečių jie nekūrė. Jie sekė paskui gyvūnus ir ieškojo žuvies. 8–6 tūkstantmetyje prieš mūsų erą stovyklų gausėjo. Jos kūrėsi patogiose vietose, palei pagrindinės upes – Nemuną, Nerį, Merkį. Gyventojai ir toliau vertėsi medžioklę ir žvejybą, tobulino savo įrankius. Jie naudojo lankus ir strėles su titnaginiais antgaliais, gremžtukus odai apdirbti, tinklus ir kabliukus žvejybai. Jų išradingumas ir gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos leido jiems klestėti šiame krašte. Neolito laikotarpiu, maždaug prieš 4600 metus prieš mūsų erą, Lietuvos teritorijoje pasirodė svarbi naujovė – keramika. Tai buvo perversmas kasdieninėme gyvenime, leidęs geriau laikyti ir apdoroti maistą. Dar svarbesnis pokytis įvyko apie 3 tūkstantmetį prieš mūsų erą, kai atsirado žemdirbystė ir gyvulininkystė. Šios naujos ūkio šakos pirmiausiai įsigalėjo vakarinėje šalies dalyje. Nuo to laiko prasidėjo amatų ir prekybos vystymasis, signalizuojantis apie sudėtingesnės visuomenės formavimąsi. Vienas iš svarbiausių Lietuvos priešistorės klausimų išlieka baltų protėvių atsiradimas. Archeologų ir tyrinėtojų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Apie etninę gyventojų priklausomybę galime spręsti tik pagal skeletų tyrimus ir kultūros paminklus. Pagal vieną iš versijų, 3000–2500 metais prieš mūsų erą, Rytų Baltijos jūros regione pasirodė baltai. Manoma, kad jie asimiliavosi ir išstūmė vietinius gyventojus. Iš kur jie atvyko, nėra visiškai aišku, kaip ir iki galo neišspręstas indoeuropiečių kilmės klausimas. Teritorija, kurioje apsigyveno ar susiformavo baltai, apėmė milžinišką plotą apie 800 000 kvadratinių kilometrų. Nuo Baltijos jūros iki Volgos ir Dniepro aukštupių. Kai kurie skaičiavimai rodo, kad šioje teritorijoje galėjo gyventi apie 500 000 žmonių. Žalvario amžius Lietuvoje prasidėjo 16 amžiuje prieš mūsų erą, kai pasirodė pirmieji bronziniai dirbiniai – kirviai, ietigaliai, peiliai, papuošalai, kardai. Iš pradžių šie dirbiniai buvo importuojami iš Skandinavijos, vakarų Europos ir dabartinės Rusijos pietų. Vėliau bronzos apdirbimas įsigalėjo ir vietoje. Geležies amžius pakeitė žalvario Lietuvoje prasidėjo 1 tūkstantmečio prieš mūsų erą viduryje ir truko iki pat viduramžių. Šis laikotarpis atnešė dar didesnį technologinį proveržį ir visuomenės organizacijos pokyčius. 9–11 amžiuose baltų gyvenvietės Baltijos jūros pakrantėse puldinėjo vikingai ir Danijos karaliai, kurie bent laikinai rinko duoklę. Tai liudija apie Lietuvos genčių įsitraukimą ir platesnius regioninius įvykius. 11 amžiuje žinios apie Lietuvą pasirodo ir Rusios metraščiuose. Juose minimi rusų kunigaikščių žygiai į Lietuvą, jie įvardyjama kaip Kijevo duoklininkė. Tačiau istorikai abejoja, ar duoklė buvo mokama reguliariai, ar tai tik rodo Kijevo Rusios pretenzijas į lietuvių žemes. Nuo 12 amžiaus vidurio lietuviai šaltiniuose jau minimi kaip rengiantys žygius į kaimyninės šalis, įskaitant rusų kunigaikštystę. O tai rodo jų stiprėjimą ir aktyvų dalyvavimą regioninėje politikoje. Taigi, kelias nuo pirmųjų klajoklių, medžiotojų iki stiprių genčių, kuriuos pradėjo rengti žygius į kaimininės žemes, buvo ilgas ir kupinas iššūkių.
Lietuvos priešistorė tai ne tik senoviniai artefaktai, bet ir pasakojimas apie mūsų protėvių atkaklumą, išradingumą ir nuolatinę raidą, kuri padėjo pagrindus dabartiniai Lietuvos valstybei. Tai didi, bet tik pradžia to, kas dar laukia Lietuvos. Lietuvos vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose pasirodė daugiau nei prieš 1000 metų, tiksliau 1009 metais. Tuometinėje lotyniškoje kilmininko formoje Lituen užfiksuotas vardas rodo, kad jau tuo metu egzistavo tam tikras regionas ar gentis, žinoma kaip Lietuva. Tai svarbi data, žyminti mūsų valstybės vardo atsiradimą istoriniuose dokumentuose. Tačiau tikroji Lietuvos valstybės istorija, kaip vieningos ir centralizuotos jėgos, prasideda su didžiuoju kunigaikščiu Mindaugu. Jis laikomas pirmuoju valdovu, kuriam pavyko suvienyti atskiras lietuvių gentis ir sukurti stiprią valstybę. Mindaugo valdymo laikotarpis buvo kupinas iššūkių ir strateginių sprendimų. Siekdamas sustiprinti savo valdžią ir nutraukti nuolatinius konfliktus su Livonija, Mindaugas priėmė reikšmingą sprendimą. 1251 metais jisai apsikrikštijo. Šis žingsnis atvėrė jam kelius į platesnę Europos politiką ir suteikė teisėtumą jo valdymui krikščioniškame pasaulyje. Kulminacija tapo 1253 m. Liepos 6, kai Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Nors tiksli karūnacijos vieta iki šiol nežinoma, šaltiniuose minima, kad įvyko Lietuvoje. Kai kurie istorikai mano, kad Mindaugas neturėjo nuolatinės sostinės, o keliavo po savo valstybę. Deja, Mindaugo krikščioniškasis laikotarpis nebuvo ilgas. Apie 1260 metus, susidūrus su vidiniais ir išoriniais iššūkiais, Mindaugas grįžo prie savo protėvių tikėjimo – pagonybės. Mindaugo valdymas neapsiėjo be sunkumų. 1258 metais Lietuva patyrė sunkų išbandymą. Burundajaus vadovaujami mongolai totoriai surengė žiemos žygį, nusiaubdami valstybę. Tai buvo skaudus smūgis jaunai Lietuvos valstybei. Mindaugo gyvenimas tragiškai baigėsi 1263 metais, kai jį nužudė sūnėnas Treniota. Po jo mirties Lietuva grįžo į pagonybę, o katališkasis karaliaus titulas buvo prarastas. Mindaugas liko vieninteliu krikščioniškuoju karaliumi visoje Lietuvos istorijoje. Po Mindaugo nužudymo 1263 metais valstybėje kilo didelė sumaištis. Per kelerius metus buvo nužudyti arba išvyti net 4 valdovai, o tai rodo gilų politinį nestabilumą. Tik 1269 metais valstybės stabilumas buvo atkurtas, į valdžią atėjus Kernavės kunigaikščiui Traideniui. Tad tikėtina, jog Traidenis ir Mindaugas buvo susieti giminystės ryšiais. Traidenis buvo stiprus ir ryžtingas valdovas, sugebėjęs atkurti tvarką ir sustiprinti valstybę. Deja, netrukus Lietuvos laukia nauji išbandymai. 1283 metais teutonai pirmą kartą atakavo Lietuvos žemes, pradėdami ilgą ir sudėtingą kovų su kryžiuočiais laikotarpį. Nuo pirmojo paminėjimo 1009 metais iki Mindaugo karūnacijos ir vėlesnių įvykių Lietuva žengė pirmuosius, bet tvirtus žingsnius savo valstybingumo link. Tai buvo pamatas, ant kurio vėliau išaugo didinga Lietuvos didžioji kunigaikštystė. XIV amžius buvo lūžio taškas Lietuvos valstybės istorijoje. Prieš akis iškilusi mongolų, totorių ir kryžiuočių antpuolių grėsmiai, Baltarusijos kunigaikščiai, ieškodami išsigelbėjimo, jungėsi prie Lietuvos, mainais gaudami autonomiją. Šį stiprėjimą ypač lėmė iškili Gediminaičių dinastija, valdžiusi XIV–XV amžiuose. Kunigaikštis Gediminas, pasitelkęs diplomatinės priemonės, daugiausiai ištekindamas savo dukras, žymiai išplėtė Lietuvos teritoriją į rytus. Jo sūnus Algirdas tęsė šią plėtrą ir karinėmis priemonėmis, o prie to aktyviai prisidėjo ir jo brolis Kęstutis. Įdomu tai, kad Lietuva išliko paskutinė pagoniška valstybė Europoje, nors derybų ir siūlymų dėl krikšto būta ne vieno. Lietuvos plėtra į rytus prasidėjo nuo pat valstybės susikūrimo. Tam itin palankės sąlygas sudarė nusilpusi ir susiskaldžiusi buvusios Kijevo Rusios teritorija po mongolų antpuolių.
Prie Lietuvos buvo prijungta visa dabartinės Baltarusijos teritorija, didelė dalis dabartinės Ukrainos ir vakarų Rusijos. Algirdo ir Vytauto valdymo laikais Lietuva pasiekė didžiausią teritorinį išsiplėtimą. Jos sienos pietuose siekia net Juodąją jūrą. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o vėliau ir Lietuvos Lenkijos valstybė reiškia pretenzijas į visas buvusios Kijevo Rusios žemes. Ir dėl Rusios vienimo vaidmens 15–16 amžiuose aršiai konkuravo su Maskvos didžiąja kunigaikštyste. Tai buvo lemiamas kovas dėl įtakos rytų Europoje. Svarbus įvykis Lietuvos istorijoje – Algirdo sūnaus Jogailos apsikrikštijimas ir tapimas Lenkijos karaliumi 1386 metais. Dar iki krikšto 1385 metais buvo pasirašyta Krėvos sutartis, kuri padėjo pagrindus Lietuvos ir Lenkijos unijai. Oficialia Lietuvos krikšto data laikoma 1387 metai, kai Jogaila pakrikštijo lietuvius Vilniuje. Šis įvykis buvo itin svarbus, nes Mindaugui atsitraukus nuo krikšto Lietuva vėl buvo laikyta pagoniška šalimi. Krikštas gerokai sustiprino Lietuvos tarptautinę padėtį ir atvėrė kelius į Europos krikščioniškųjų valstybių bendruomenę. Nors krikštas ir sustiprino Lietuvą, valstybingumui visą laiką grėsmę kėlė kryžiuočių ir Livonijos ordinų pretenzijos. Ši įtampa tęsiasi iki pat lemtingojo Žalgirio mūšio, įvykusio 1410 m. Liepos 15 d. Šiame mūšyje, kurio metu jungtinės Lietuvos ir Lenkijos pajėgos sutriuškino kryžiuočių ordiną, buvo apginta Lietuvos nepriklausomybė ir įtvirtinta jos vieta Europos žemėlapyje. Taigi, Lietuvos didžioji kunigaikštystė tai ne tik teritorinė ekspansija, bet ir sudėtingas politinių sprendimų, karinių pergalių ir kultūrinių pokyčių laikotarpis. Tačiau, kas vyko vėliau sukrėtė ir pakeitė visos Lietuvos kontūrus. Auganti Maskvos grėsmė vertė Lietuvos bajorus ieškoti paramos Lenkijoje, o tai galiausiai privedė juos prie 1569 m. Liublino unijos. Ši unija formaliai sujungė abi valstybės į vieną bendravalstybinį vienetą. Išmirus Gediminaičių dinastijai, Lenkijos ir Lietuvos valdovus pradėta rinkti iš visų norinčių kilmingųjų kandidatų. Tai lėmė didelį bajorų įtakos valstybės sustiprėjimą. Praktiškai jokie rimtesni sprendimai negalėjo būti priimami be bajorų Seimo sutikimo. Deja, pats Seimas dirbo labai neefektyviai. Jame buvo ilgai ginčiamasi ir triukšmaujama neesminiais klausimais, o vieningos nuomonės svarbiais valstybės klausimais paprastai nebūdavo prieinama. Nuo 1717 metų nebyliojo Seimo Abiejų tautų respublika akivaizdžiai pateko Rusijos įtakom. 17 amžiaus pabaigoje ir 18 pradžioje Lietuvos Lenkijos valstybė persirito į savo saulėlydį. 18 amžiaus pradžioje vykęs Šiaurės karas parodė valstybės silpnumą ir labai išsekino kraštą, kuris nuolat buvo siaubamas savos ir svetimų kariuomenių. Nukentėjo ir Lietuvos miestai, Vilnius keletą kartų buvo užimtas ir nusiaubtas rusų ir švedų. 18 amžiaus viduryje Čartoriskiai bandė vykdyti valstybės reformas. Buvo įsteigtos karo ir iždo komisijos, reformuotas Seimo ir seimelių darbas. Netiesiogiai panaikintas Liberium veto principas. Tačiau šios reformos nepatiko Rusijai ir Prūsijai, kurios bijojo valstybės sustiprėjimo. Kitatikių teisių gynimo pretekstu jos pradėjo tiesiogiai kištis į valstybės reikalus. Dar 1764 metais Rusija su Prūsija susitarė palaikyti Abiejų tautų respublikos anarchiją. 1767 metais susidūrė Rusijos remiama Radomo konfederacija, nukreipta prieš Čartoriskius ir reikalavusi sulyginti kitatikių teises. 1768 metais Baro mieste susikūrė kita konfederacija, kovojusi prieš Rusijos įtaką, kurią palaikė Prancūzija ir netiesiogiai Turkija. Tais pačiais metais prasidėjo Rusijos karas su Turkija. Pasibaigus Rusijos-Turkijos karui, Rusija vėl aktyviai ėmėsi kištis į Abiejų tautų respublikos reikalus. Nuolat silpstančią ir vidinių konfliktų varginančią šalį 1772 metais kaimyninės Rusija, Prūsija ir Austrija nutarė pasidalinti, atsiriekdamos po dalį valstybės teritorijos. Po
Po pirmo padalijimo sekė antrasis 1793 metais. Išsilavinusi valstybės dalis bandė gelbėti valstybės likučius, vykdydami esminės reformas. Didelę įtaką reformų turiniui turėjo Amerikos ir Prancūzijos revoliucijų idėjos. 1795 metais Seimas papildė kardinalinės teisės. Bajorams buvo garantuoti dvarai, tarnybos, teisė visiškai valdyti valstiečius, palikti laisvi karaliaus rinkimai, tačiau renkamas turėjo būti vietinis, sostas nepavaldimas. Seimo aktai skirstyti į politinius ir ekonominius, kurie galėjo būti priimami balsų dauguma. Karalių kontroliuoti sudaryta nuolatinė taryba, taip pat sudaryta edukacinė komisija. Šios institucijos buvo bendros Lietuvai ir Lenkijai. Nuolatinė taryba buvo vykdomosios valdžios institucija, vadovavo administracijai, teikė Seimui įstatymų projektus, vykdė įstatymus, siuntė pasiuntinius, siūlė karaliui po 3 kandidatus į valstybės postus. Karalius pirmininkavo nuolatinės tarybos posėdžiuose ir turėjo 1-2 balsus. Nuolatinė taryba sudarė 36 nariai, renkami Seimo 2 metams. Pusė jų buvo senatoriai, kita pusė bajoro atstovai. Kiekvienas naujas Seimas perinkdavo 1/3 narių. Visus aktus pasirašydavo karalius, senatorius ir tarybos maršalka. 1776 metais nuolatinės tarybos funkcijos praplėstos, įtraukiant prievolių teisės aiškinimą, įstatymo vykdymo kontrolę. 1788–92 metais veikė 4 metų Seimas, kuris ruošė valstybės reformas ir naują valstybės konstituciją. 1791 metų gegužės 3 dieną supaprastinta tvarka priimta Seimo konstitucija, pavadinta valdymo įstatymu. Konstitucijai nepritarė bajorai. Konstitucijoje buvo numatyta gyventojų luominė teisė ir pareigos bei valdžios sudarimo principai, pakeitė valstybės formą. Konstitucija garantavo bajorams visas privataus ir politinio gyvenimo teises ir prerogatyvas. Bajorų luomas apibrėžiamas kaip dvarininkų luomas. Po 3 padalijimų 1772–95 metų Lietuvos didžioji dalis pateko į Rusijos imperijos sudėtį. Rusijai atiteko ir Vilnius, kuris tuo metu turėjo 25 000 gyventojų ir buvo vienas iš didžiausių imperijos miestų. Abiejų tautų respublika, nors žlugo, paliko gilų pėdsaką Europos istorijoje, demonstruodama tiek unikalų valstybių susijungimo modelį, tiek ir vidinių nesutarimų bei išorės įtakos pavojų. XIX amžiaus pradžia Lietuvai buvo itin permaininga. Praradusi nepriklausomybę, jos istorija stipriai paveikė 2 galingų imperijų – carinės Rusijos ir Napoleono Bonaparto valdomos Prancūzijos politiką. 1807 metais Napoleonas iš Prūsijos atėmė Lenkų ir Lietuvų žemes. Įkūrė Varšuvos kunigaikštystę. Šis darinys gyvavo iki 1815 metų, kai po Vienos kongreso nutarimų atiteko Rusijai ir buvo pavadintas Lenkijos karalystė, dažnai vadinama kongresinė karalystė. Svarbu paminėti, kad iš šios karalystės sudėtį įėjo ir Lietuvos užnemunė, kurią kurį laiką valdė Prūsija po Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padalinimu. Taigi, nuo 1815 metų visos buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje, tačiau jų statusas nebuvo vienodas. Užnemunėje valstiečiams asmens laisvė buvo suteikta anksčiausiai, palyginti su kitomis Lietuvos dalimis. Ir čia rusifikacijos politika buvo silpnesnė. Iki Napoleono įsiveržimo į Rusiją Lietuvos didikai ir bajorai puoselėjo viltis, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė bus atgaivinta vienokia ar kitokia forma Rusijos imperijos sudėtyje. Šios viltys žlugo 1812 metais, kai Prancūzija įsiveržė į Rusiją. Tuomet bajoriją Napoleonas sveikino kaip išvaduotoją, tačiau po Rusijos pergalės prieš Napoleoną Lietuvoje pamažu pradėta stiprinti rusifikaciją. XIX amžiuje Lietuvoje vyko 2 dideli sukilimai, apėmė plačius visuomenės sluoksnius.
Šie sukilimai buvo nukreipti ne tik prieš ekonominę priespaudą, bet ir siekia atgaivinti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę bei uniją su Lenkija. Pirmasis 1831 metų sukilimas, kuriame esminis vaidmuo teko bajorijai. Antrasis buvo žymiai platesnis, buvo 1863–64 metų sukilimas, palaikytas ir Valstietijos. Deja, abudu sukilimai buvo žiauriai numalšinti Rusijos imperijos kariuomenės. Šie įvykiai paliko gilias žaizdas Lietuvos istorijoje, tačiau kartu sustiprino pasipriešinimo dvasią. Nepaisant politinės priespaudos ir numalšintų sukilimų, jau XIX amžiaus pirmojoje pusėje ryškėjo lietuvių tautinio atgimimo ženklai. Pradėjo formuotis lietuvių nacionalinė kultūra, pasiekusi civilizacijos lygį. Didelį indėlį į rašytinės lietuvių kalbos, lietuvių filologijos, grožinės literatūros ir istoriografijos vystymą įnešė žemaičių lietuviškasis sąjūdis. Beje, bene ryškiausia šio sąjūdžio figūra buvo Simonas Daukantas. Jis pirmasis suformavo naująjį tautiškumo supratimą, kuriame tautos esminių skirstamuoju požymiu laikoma kalba. Tai buvo revoliucinė idėja, pakeitusi lietuvių savimonę. Žemaičių lietuviškojo sąjūdžio dalyviai nebuvo sukilimų priešininkai, veikiau jiems simpatizavo, nors jų pačių veiklos prioritetai buvo pirmiausiai kultūriniai. Šis sąjūdis laikomas pirmuoju tautinio judėjimo etapu, padėjusiu pamatus būsimai Lietuvos nepriklausomybei. XIX amžius Lietuvai buvo išbandymų, kovų ir tylaus, bet galingo atgimimo metas. Nors šalis buvo Rusijos imperijos sudėtyje, lietuvių tauta išsaugojo savo tapatybę, sustiprino kalbą ir kultūrą, ruošdamasi ateities nepriklausomybės kovoms. Šis laikotarpis yra gyvas įrodymas, kad net ir sunkiausiais laikais tautos dvasia gali išlikti stipri ir siekti laisvės. Kai 1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, Lietuva atsidūrė dviejų galingų imperijų – Rusijos ir Vokietijos kovos lauke. Iki 1915 metų pabaigos Vokietija jau buvo okupavusi visą dabartinės Lietuvos teritoriją ir Kuršą. Rusijos kariuomenė, patyrusi skaudžius pralaimėjimus, pradėjo chaotiškai trauktis iš Lietuvos. Šis atsitraukimas turėjo didelių pasekmių. Pramonės įmonės sustabdė darbą dėl žaliavų trūkumo, o svarbiausios įmonės, valdžios įstaigos ir net vidurinės mokyklos buvo evakuotos į Rusijos gilumą. Kartu su kariuomenė pasitraukė arba buvo priversta išvykti apie 300 000 Lietuvos gyventojų. Šie lietuviai pabėgėliai įsikūrė didelėmis kolonijomis įvairiose Rusijos vietovėse, kur bandė kurti naują gyvenimą ir išlaikyti savo kultūrinę tapatybę. Vokiečių kariuomenės puolimas buvo sulaikytas 1915 metų rudenį ties Naručio ežero ir Daugpilio miesto linija. Šioje vietoje frontas išsilaikė netgi iki 1917 metų. Taigi, beveik visa Lietuva atsidūrė po Vokietijos okupaciją, o vokiečiai ėmėsi griežtų karinių priemonių siekdami įvesti savo tvarką. Vokietija turėjo aiškius ekonominius ir politinius tikslus, okupuodama Lietuvą. Jis siekė įsigalėti Baltijos jūroje, sustiprinti savo įtaką Skandinavijoje, atskirti Rusiją nuo Baltijos jūros ir svarbiausia, išnaudoti Lietuvą kaip žemės ūkio produktų šaltinį savo karo pramoniai. Visos okupuotos Rusijos imperijos sritys, išskyrus didžiąją Lenkų gyvenamųjų žemių dalį, buvo sujungtas į vieną administracinį darinį, vadinamą vyriausiojo vado rytuose kraštu arba trumpiau Oberostu. Čia visa valdžia priklausė Vokietijos rytų fronto vadui. Valdžios aparatą sudarė tik vokiečiai, o vietos gyventojai galėjo būti skiriami tik kaimo seniūnais. O tai buvo griežtas, militarizuotas režimas, kuris smarkiai apribojo vietinių gyventojų teises ir laisvės. Nepaisant karo ir okupacijos, Lietuvos politikos veikėjai pradėjo aktyviai svarstyti Lietuvos ateities klausimą jau 1914 metų rudenį. Buvo bandoma nustatyti, ką Lietuva galėtų gauti iš šio pasaulinio konflikto. Iš pradžių dalis lietuvių veikėjų išreiškė lojalumą Rusijos imperijai, paskelbdami vadinamąją gintarinę deklaraciją. Tačiau, kai Vokietija okupavo Lietuvą, požiūris pasikeitė ir politikai persiorientavo į santykius su Vokietija, tikėdamiesi jos paramos Lietuvos nepriklausomybei.
1917 m. gruodžio mėnesį Lietuvos taryba kreipėsi į Vokietiją, prašydama pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, leisti steigti Lietuvos atstovybę Berlyne ir kurti civilinę valdžią. Reaguodama į tai, 1917 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašyta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas. Vis dėlto šis aktas numatė ir glaudžią Lietuvos ir Vokietijos sąjungą. Deja, šis aktas sukėlė didelį gyventojų pasipiktinimą, nes buvo suprastas kaip Lietuvos prijungimas prie Vokietijos, o netikra nepriklausomybė. Dėl to smuko Lietuvos tarybos prestižas visuomenės akise. Viskas pasikeitė 1918 m. vasario 16 d. Tačiau tai jau kitos istorijos tema. Po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos Lietuva, kaip ir daugelis kitų Europos tautų, siekė atkurti savo valstybingumą. Dar 1918 m. pradžioje, atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, Lietuvos taryba aktyviai svarstė naujus nepriklausomybės projektus. Sausio 8 d. pristatytas naujas aktas, pakartojęs gruodžio 11 dienos akto pirmąjį paragrafą, tačiau su viena esmine pataisa – įrašu apie steigiamojo Seimo būtinybę. Tai buvo svarbus žingsnis link demokratinės valstybės kūrimo. Ir štai 1918 m. vasario 16 d. įvyko istorinis įvykis. Lietuvos taryba paskelbė nepriklausomybę, nors Vokietija ją pripažino tik kovo 23 d. ir tai padarė remdamasi gruodžio 11 aktu. Tikrąją nepriklausomybę Lietuva iškovojo po Vokietijos pralaimėjimo Pirmajame pasauliniame kare 1918 m. lapkritį. Taryba netrukus pasivadino Lietuvos valstybės taryba. Lapkričio 2 dieną buvo priimta laikinoji konstitucija, o lapkričio 5 valstybės tarybos prezidiumas ministrų pirmininku paskelbė Augustiną Poldemarą, kuris lapkričio 11 dieną suformavo pirmąją vyriausybę. Į valstybės tarybą įėjo ir tautinės mažumos – žydai ir baltarusiai, o lenkai dalyvauti atsisakė. Tai parodė įsipareigojimą kurti įtraukią valstybę. Tačiau kelias į tvirtą valstybingumą nebuvo lengvas. Jau 1918 m. gruodį Lietuvą užplūdo Raudonoji armija. Tačiau iki 1919 m. vasaros puolimas buvo sustabdytas, o bolševikai išstumti iš Lietuvos. Šie įvykiai patvirtino jaunai valstybei reikalingą karinę jėgą ir ryžtą ginti savo laisvę. 1919 m. balandžio 4 d. buvo priimta nauja laikinoji konstitucija, pagal kurią įstatymų leidimas paskirstomas tarp valstybės tarybos ir vyriausybės, suteikiant prezidentui teisę leisti įstatymus tarp tarybos sesijų. Tai buvo svarbus žingsnis kuriant valstybės valdymo sistemą. Tais pačiais metais Lietuva susidūrė su dar vienu iššūkiu – bermortininkais. Antantė nurodė Vokietijai išsivesti kariuomenę, tačiau dalis vokiečių perėjo į bermontininkų gretas ir mėgino perimti Lietuvos teritoriją. Vis dėlto Lietuvos savanoriai ir kariuomenė sutriuškino bermortininkus, dar kartą įrodydami Lietuvos gynybinius pajėgumus. 1919 m. pabaigoje, po sėkmingų karinių operacijų su Raudonąja armija ir atkovojus Ukmergę, Panevėžį, Zarasus, prasidėjo derybos su bolševikais. Jos vainikuotos Lietuvos Sovietų Rusijos taikos sutartimi, pasirašyta Maskvoje 1920 m. Liepos 12 d. Ši sutartis buvo itin naudinga Lietuvai. Rytinė siena ėjo per Maladečną. Lietuvai grąžintas Gardinas ir kitos etninės žemės. Liepos 15 d. Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių, kur jau rado Raudonąją armiją besibijančius lenkus, kurie, pripažindami Liepos 12 dienos taikos sutartį, perleido Lietuvai jų okupuotą teritoriją. Tačiau, deja, Vilniaus klausimas išliko skaudžia žaizda. 1920 m. spalio 9-10 d. grubiai pažeidžiama tarptautinė teisė ir ką tik pasirašyta Suvalkų sutartį. Liucijaus Želigovskio vadovaujami daliniai oficialiai skelbėsi sukilėliais, užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą. Jie paskelbė vadinamąją Vidurio Lietuvos valstybę, kuri 1922 metais prisijungė prie Lenkijos. Ypač didelę įtaką tam turėjo Lenkijai palanki Prancūzija, daranti spaudimą Lietuvai jungti su Lenkija. Lietuvos laikinąją sostinę persikėlus vyriausybei tapo Kaunas.
Nepaisant Vilniaus praradimo, Lietuva tęsė valstybingumo stiprinimą. 1921 m. gegužės 14 d. Rygoje su Latvija buvo pasirašyta sienai nustatyti konvencija, pagal kurią Lietuvai grąžinta Palanga ir apylinkės. Tais pačiais metais, rugsėjo 22 d. Lietuva buvo priimta į Tautų sąjungą, o 1922 m. Liepą Jungtinės valstijos pripažino Lietuvą de jure. 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta pirmoji nuolatinė konstitucija, atspindėjusi to meto vakarų šalyse vyrausias liberalizmo, individualumo vertybės. Steigiamojo Seimo sušaukimas ilgai atidėliotas dėl sudėtingos padėties. Rinkimai įvyko 1920 m. balandžio 14-15 dienomis, išrinkus 112 atstovų. Ši konstitucija įtvirtino, kad Lietuva bus demokratinė parlamentinė respublika, su Seimu kaip išimtinė įstatymų leidimo institucija ir reprezentacinėmis prezidento funkcijomis. Dar vienas svarbus laimėjimas 1923 metais Lietuvai po inicijuoto sukilimo pavyko prisijungti Klaipėdos kraštą su svarbiu uostu. Tai sustiprino šalies ekonomiką ir geopolitinę padėtį. Iki 1926 metų vyriausybę sudarinėjo krikščionys demokratai su koalicinėmis partijomis. Tačiau 1926 metais po vyriausybės krizės į valdžią atėjo valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai, kurie pradėjo aktyviai veikti. Jie siekia mažinti dvasininkijos įtaką, atskirti valstybę nuo bažnyčios, panaikino karinę padėtį ir leido steigtis naujoms Lenkų mokykloms. Šios reformos sukėlė krikščionių demokratų pasipriešinimą. Deja, politinė įtampa išaugo ir 1926 m. gruodžio 17 d. įvyko valstybės perversmas. Krikščionių demokratų remiami perversmininkai nuvertė teisėtai išrinktą valdžią. Po šio perversmo Lietuva nustojo būti demokratinė valstybė. Valstybinė valdžia vis labiau telkėsi Antano Smetonos rankose, kuris buvo paskelbtas valstybės vadu, o gruodžio 19 d. išrinktas prezidentu. Nors formaliai institucijos išliko, jų įtaka smarkiai sumažėjo, o pagrindinių sprendimų priėmimas tapo valstybės ir prezidento prerogatyva. Seimas buvo paleistas 1927 m. balandžio 12 d. ir vėl susirinko tik 1936 metais, tačiau tai buvo tik valdžios įrankis. 1938 m. gegužės 5 d. priimta nauja konstitucija įteisino 1926 m. perversmą ir numatė, kad valstybei vadovauja prezidentas, o pati valstybė net nebeminima kaip demokratinė. Tai galutinai tvirtino autoritarinį režimo pobūdį. Nepaisant politinių sukrėtimų, Lietuva stengiasi vystyti savo ekonomiką. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuva buvo nualinta agrarinė šalis su menku industrializacijos lygiu, tačiau nepriklausomybės metais padaryta didelė pažanga. 1920 metais Kaune įsikūrė 6 bankai, o 1921–24 metais 379 pramonės įmonės. Atgijus žemės ūkiui, maisto bendrovė sėkmingai eksportavo mėsos gaminius, pieno centras sviestą, o lietūkis grūdus. Pagrindiniai prekybos partneriai buvo Vokietija, Anglija bei Sovietų sąjunga. Prekybiniai ryšiai labai priklausė nuo politinių santykių, ypač su Vokietija. Anglija tapo pagrindiniu prekybos partneriu po 1935 metų, kai pablogėjo santykiai su Vokietija. Tarpukariu pramonė išaugo 4 kartus ir sudarė 20–25% visos produkcijos. Tačiau buvo ir iššūkių. 1926–33 metais įvyko didžiausia lietuvių emigracija, daugiausiai į JAV, Kanadą ir Pietų Ameriką. O 1931 metais Lietuvoje pasireiškė pasaulinė ekonominė krizė. Tarptautinė Lietuvos padėtis pradėjo sparčiai blogėti. Nuo 1935 metų Užsienio reikalų ministerija bandė vesti slaptas derybas su Lenkija Vilniaus klausimu, tačiau nesėkmingai. Lenkai jautė pranašumą, o Lietuvos ir Vokietijos santykiai buvo itin prasti. 1939 metų kovo 20 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui susitikus su Vokietijos užsienio reikalų ministru Ribbentropu, Lietuvai buvo pateiktas ultimatumas: arba Klaipėdos kraštas atiduodamas, arba vokiečių kariuomenė žengia į Lietuvą.
Lietuvos vyriausybė priėmė šį ultimatumą kaip neišvengiamą. 1939 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis dėl Klaipėdos krašto perleidimo Vokietijai. Lietuva prarado svarbų uostą ir trečdalį savo pramonės. Šis įvykis kartu su įtempta tarptautinė padėtimi pranašavo artėjančią nelaimę. 1940 metais, po 20 mečių nepriklausomybės, Lietuva tapo didžiausių valstybių geopolitinių žaidimų auka, tačiau tai jau kitos istorijos dalis. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 m. rugsėjo 1 d., kai nacistinė Vokietija užėmė Lenkiją. Ši agresija sukrėtė visą Europą. Lietuva, siekdama išsaugoti savo suverenitetą, nedelsdama paskelbė neutralitetą, nors Vokietija bandė vilioti Lietuvą, siūlydama atsimti iš Lenkijos Vilnių. Lietuvos vyriausybė išliko tvirta savo pozicijoje. Reaguodama į augančią įtampą regione, 1939 m. rugsėjo 17 d. Lietuva paskelbė dalinę mobilizaciją ir surinko įspūdingą 100 000 karių armiją. Tačiau dėja, jau spalio 2 dieną kariuomenė buvo demobilizuota. Lietuvos likimą lėmė slapti susitarimai tarp dviejų didžiųjų totalitarinių valstybių – Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos. 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos užsienio reikalų ministrui Ribbentropui atskridus į Maskvą buvo pasirašytas naujas susitarimas, kuriuo Lietuva, mainais už Lenkijos teritorijos dalį, buvo perleista sovietams. Šis susitarimas, vėliau žinomas kaip Molotovo-Ribbentropo paktas, padalijo Rytų Europą į įtakos sferas ir pasmerkė Lietuvą sovietinei okupacijai. Po sutarties pasirašymo, Sovietų Sąjungos politikai pradėjo aktyviai ruoštis Lietuvos prijungimui. Jau kitą dieną po sutarties pasirašymo, Lietuvos pasiuntiniu Maskvoje sovietai pareiškė notą aptarti šalių santykius. Spalio 9 dieną ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas ir kariuomenės vadas Stasys Raštekis išvyko į Kauną pranešti vyriausybei apie derybų eigą. Lietuvos vyriausybei buvo pateiktas ultimatumas arba pasirašyti Sovietų Sąjungos reikalaujamą savitarpio pagalbos sutartį, leidžiančią sovietams dislokuoti karinės įgulas tam tikrose Lietuvos teritorijos vietose ir atgauti Vilnių su Vilniaus krašto dalimi, arba atsisakyti sutarties, nebeatgauti Vilniaus ir susidurti su pražūtingu konfliktu su Sovietų Sąjunga. Suomijos patirtis, kuri bandė priešinti sovietų agresijai, aiškiai parodė, kokios pasekmės laukia pasirinkus antrąjį variantą. Lietuvos vyriausybė, siekdama išvengti tiesioginio konflikto ir saugoti bent dalį suvereniteto, pasirinko pirmąją išeitį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta vadinamoji Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis. Šis įvykis buvo įamžintas ir dviejų rusų fotografų. Vos sutartį pasirašius, sovietų karinės įgulos nedelsdamos įsikūrė karinėse bazėse Naujojoje Vilniuje, Gaižiūnuose, Prienuose ir Alytuje. Deja, Vilniaus grąžinimas buvo tik priedanga sovietų okupaciniams siekiams. 1939 m. spalio mėnesį SSRS grąžino Lietuvai tik mažiau nei pusę 1920 m. Liepos 12 dienos sutartimi numatytos Vilniaus krašto teritorijos, kurią 1920 m. spalio mėnesį buvo okupavę želigovskininkai. Kitą dalį SSRS atidavė Baltarusijos SSR. Taip aneksuodama nemenką dalį lietuvių etninių žemių su Gardino, Lydos, Ašmenos, Smurgainių ir kitais miestais bei daugeliu lietuvių gyvenamų plotų. Žlugus Lenkijai, Lietuva prarado galimybę balansuoti tarp didžiųjų regionų valstybių. Jos likimą nulėmė Molotovo-Ribbentropo paktų pasiekti SSRS ir Vokietijos susitarimai dėl įtakos sferų. Lietuva su kitomis Baltijos valstybėmis atsidūrė Sovietų Sąjungos okupacinių siekių sferoje. 1940 m. Liepos 21-23 d. Valstybės teatre susirinko 78 liaudies Seimo atstovai, kurie juridiškai teisino sovietinę okupaciją. Pirmąjį liaudies Seimo posėdį atidarė einantis prezidento pareigas Justas Paleckis.
buvo išrinktas Liaudies Seimo prezidiumas. 1940 m. Liepos 23 d. Liaudies Seimas išrinko 11 narių konstitucinę komisiją ir pavedė jai parengti konstitucijos projektą, kuris buvo priimtas rugpjūčio 25 d. Svarbiausias Liaudies Seimo sesijos įvykis buvo 20 įgaliotinių išrinkimas. Jiems buvo pateikta misija perduoti SSRS vyriausiajai tarybai deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungos sudėtį ir parvežti Stalino saulę. Tarp šių įgaliotinių buvo Lietuvos prezidentas Justas Paleckis, vidaus reikalų ministras Mečys Gedvilas, rašytojai Antanas Venclova, Liudas Gira, Petras Cvirka, poetė Salomėja Nėris ir daugelis kitų. 1940 m. Liepos 21 d. Liaudies Seimui nubalsavus už Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos, Lietuvos Respublikos pasiuntiniai įteikė protesto notą daugumai vyriausybių, prie kurių jie buvo akredituoti. Pirmasis tokį protestą Liepos 21 d. pareiškė Švirpa Vokietijos užsienio reikalų ministrui Ribbentropui. 1940 m. Liepos 30 d. Justo Paleckio vadovaujama įgaliotinių delegacija traukiniu išvyko į Maskvą, kur rugpjūčio 3 d. Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos posėdyje įteikė prašymą dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungą. Sovietų aukščiausioji taryba Lietuvos prašymą patenkino, taip Lietuva tapo Sovietų Sąjungos dalimi. Sovietų okupacija atnešė masinės represijas. 1941 m. Birželio 4 d. Sovietų Sąjungos NKVD komisaro pirmininko pavaduotojo Ivano Sverovo buvo pasirašyta instrukcija dėl antisovietinio elemento išvežimo tvarkos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tremtinių sąrašus sudarė kaimų seniūnai ir komunistų partijos nariai, o Lietuvoje juos įtvirtino Paleckis ir Sniečkus. 1941 m. Birželio 14 d. 3 val. Ryto prasidėjo masinis okupuotų Baltijos valstybių gyventojų trėmimai. Į gyvulinius vagonus buvo susodinta 60 000 estų, 34 000 latvių ir 17 000 lietuvių. Misija buvo išgabenti į koncentracijos stovyklas Sibire ir Kazakstane. Tik labai maža dalis jų sugrįžo. Tokio masto politinio, ekonominio ir socialinio sukrėtimo Lietuva nebuvo patyrusi nuo kryžiaus žygių laikų. Reaguodami į šias žiaurias represijas, 1940 m. spalio 9 d. studentų organizacijų pagrindų Kaune buvo sukurtas Lietuvių aktyvistų frontas, kaip vadovaujantis ar net koordinuojantis besikūrenčio antisovietinio pogrindžio veiksmų centras. Nedelsiant buvo pradėtas rengti 1941 m. Birželio sukilimas. Ši tragiška Lietuvos istorijos atkarpa rodo, kokią kainą teko sumokėti už geopolitinių žaidimų pasekmes. Antrasis pasaulinis karas ne tik pakeitė pasaulio žemėlapį, bet ir atėmė nepriklausomybę iš daugelio tautų, įskaitant Lietuvą. (1941 m. Birželio 22 d. Vokietija, sulaužiusi nepuolimo sutartį, pradėjo karą su Sovietų Sąjunga. Ši data žymi ir naujo, skausmingo puslapio pradžią Lietuvos istorijoje. Vokietijos invazijos metu Lietuvoje, Lietuvos aktyvistų fronto ir kitų patriotinių organizacijų pastangomis buvo suorganizuotas sukilimas. Jo metu buvo suformuota Lietuvos laikinoji vyriausybė, kuri siekė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau Vokietija šios vyriausybės nepripažino ir po 43 dienų veikimo ją išvaikė. Nuo 1941 iki 1944 metų Lietuva buvo įtraukta į vokiečių Ostlando Reich komisariatą kaip Lietuvos generalinė sritis, valdoma griežtos civilinės administracijos. Vienas tragiškiausių šio laikotarpio aspektų buvo žydų naikinimo politika, kurią Lietuvoje organizavo SS karininkai, SS Standartenführeris Karlas Jägeris ir SS Oberstrüderis Joachimas Hamanas. Dėl staigaus vokiečių puolimo daugelis žydų gyventojų nespėjo pasitraukti, todėl Lietuvoje žuvo ypač didelis jų kiekis. Vilniuje ir Kaune buvo įkurti žydų getai, o tūkstančiai žydų tautybės asmenų buvo nužudyti holokausto metu, ypač Paneriuose ir Kauno 9-ame forte.
okupantai Lietuvoje įsteigė savo teismų ir prokuratūros sistemas, įskaitant ypatinguosius teismus. Aukščiausiasis teismas visam Ostlandui veikia kaip apeliacinė ir priežiūros institucija. O Vokiečių teismas nagrinėja bylas, gautas iš prokuroro arba policijos teismo. Nepaisant okupacijos, Lietuvoje aktyviai veikia pogrindinės organizacijos, siekusios atkurti nepriklausomybę. 1941 m. gruodžio 17 d. Vilniuje įkurta pogrindinė karinė organizacija, iškėlusi uždavinį Lietuvos nepriklausomybės atkovojimas savomis jėgomis. 1942 metais vokiečiai leido kurti lietuviškas savivaldos įstaigas, tačiau jos buvo griežtoje okupacinės valdžios kontrolėje ir neturėjo realios galios. 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune įsikūrė VLIK lietuvių organizacija, sukurta politinių partijų ir rezistencinių organizacijų atstovų. Jos vadovu buvo išrinktas vasario 16 akto signataras Steponas Kairys. 1944 m. vasario 16 d. generolas Povilas Plechavičius kreipėsi į Lietuvos jaunimą ir per trumpą laiką suorganizavo legalią 20 000 savanorių karinę organizaciją Lietuvos vietinę rinktinę. Ji buvo skirta kovai su sovietiniais partizanais ir armijos Krajavos kovotojais Vilniaus krašte. Tačiau nesėkmingos kovos, nepavykęs bandymas įvykdyti masinę mobilizaciją į Wehrmachtą bei nesutarimai su vokiečių valdžia lėmė rinktinės likvidavimą. Artėjant frontui, vietinė rinktinė nepakluso pereiti Wehrmachto bei SS vadovybei ir spėjo išsislapstyti. 1944 m. Liepos 1 d. LLA išleido įsakymą dislokuoti savo padalinius miškuose ir ruoštis partizaniniam karui už Lietuvos nepriklausomybę. Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje taipogi veikė ir SSRS diversinės grupės, kurių veikla buvo koordinuota tiesiogiai iš Maskvos. Tūkstantis 1944 m. pabaigoje, Antrojo pasaulinio karo sūkuryje, sovietinė kariuomenė vėl įsiveržė į Lietuvą. Šis įvykis žymėjo ne išvadavimo, o naujos, žiaurios okupacijos pradžią. Daugelis lietuvių, nepasidavę likimo valiai, iš karto ėmėsi ginklo. Platus pasipriešinimas Raudonajai armijai ir komunistiniai valdžiai susiformavo iš įvairių sluoksnių. Buvusių Lietuvos kariuomenės, Lietuvos laisvės armijos, šaulių organizacijos narių, Lietuvos aktyvistų fronto ir vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto aktyvistų, taip pat represuotų ir SSRS ištremtų asmenų giminaičių. Šis pasipriešinimas buvo toks stiprus, kad antidemokratiniai rinkimai į aukščiausiąją tarybą įvyko tik 1947 m. vasarį, o į vietinės tarybas 1948 m. sausį. Svarbu paminėti, kad Jungtinės Amerikos valstijos oficialiai nepripažino Lietuvos inkorporavimo į Sovietų sąjungą. Lietuvos kontrolė buvo vykdoma per specialų organą Lietuvos biurą, įsteigtą prie Centrinio komiteto 1944 m. lapkričio 11 d. Tai buvo pagrindinis politinių sprendimų lygmuo visos Lietuvos sovietizacijos metu. Šią politiką Lietuvoje aktyviai vykdė Respublikinės komunistų partijos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, kuris šias pareigas užėmė nuo 1940 metų. Sniečkui, kaip ir kitiems pirmiesiams sekretoriams prižiūrėti, buvo skiriami antrieji sekretoriai, visada rusų tautybės asmenys, užtikrinantis Maskvos nurodymų vykdymą. Sovietų okupacija atnešė milžiniškas žmogiškasias tragedijas. Daugelis lietuvių buvo ištremti į Sibirą, žiauriomis sąlygomis laikomi kalėjimuose ar nužudyti. Kitiems pavyko pabėgti į vakarų šalis ieškant prieglobsčio. Nuo 1940 iki 1953 metų Lietuva neteko apie trečdalio savo gyventojų. Trėmimų įvykusių 1940–41 metais ir 1944–53 metais. Į Sibirą ir kitas atokias Sovietų sąjungos vietas buvo ištremta mažiausiai 30 000 šeimų. Šie skaičiai rodo nepaprastą okupacinės valdžios žiaurumą. Situacija šiek tiek pasikeitė po Stalino mirties 1953 metais.
Tai nutraukė tolimesnius masinius trėmimus ir dalį ištremtųjų buvo leista grįžti, tačiau jų laukia nauji sunkumai. Grįžusiesiems tremtiniams buvo uždrausta registruotis Lietuvos SSR. Tuometinė Maskvai lojali Lietuvos SSR vadovybė atsisakė juos priimti atgal. Šis draudimas galiojo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje, kas rodo bendrą sovietų instrukciją, kaip elgtis su grįžusiaisiais tremtiniais. Dėl šios priežasties Lietuvoje gyvena nemažai latvių, kuriems nebuvo leista registruotis Latvijoje, todėl jie ir pasirinko Lietuvą. Panašiai ir Latvijoje galima rasti nemažai lietuvių, kuriems teko kurtis tenais. Daugelis grįžusių tremtinių buvo priversti slapstytis nuo milicijos arba ieškoti naujų namų kaimyninėse Latvijoje arba Kaliningrado srityje. Organizuotas ginkluotas pasipriešinimas okupacijai tęsiasi iki pat 1953 metų. Nors partizaninis karas buvo žiauriai nuslopintas, dalies mokslininkų nuomonė, šios kovos sutrukdė okupanto užmačioms visiškai kolonizuoti šalį. Būtent todėl Lietuva, skirtingai nei kitos Baltijos šalės, išlaikė aukštą lietuvių gyventojų procentą. Šiuo laikotarpiu buvo draudžiami visi tautiškumo simboliai, tautinė vėliava, lietuviška giesmė ir kiti. Už jų naudojimą žmonės buvo persekiojami ir baudžiami. Sovietų valdžia, pasinaudodama Lietuvos ūkio atkūrimo pretekstu, skatino darbininkų ir kitų gyventojų migraciją į Lietuvą. Tai buvo siekiama labiau integruoti Lietuvą į Sovietų sąjungą ir plėtoti pramonę. Tuo pat metu Lietuvos darbingi gyventojai buvo viliojami dirbti Sovietų sąjungos gilumoje, žadant įvairias lengvatas įsikūrusiems naujoje vietoje. Visa tai buvo dalis platesnės strategijos, skirtos slopinti vietinę kultūrą ir praskiesti tautinę sudėtį. Net ir nuslopinus ginkluotą pasipriešinimą, sovietinė valdžia nesugebėjo užgniaužti judėjimo už Lietuvos nepriklausomybę. Aktyviai veikia persekiojamos pogrindinės disidentinės grupės, leidžiančios pogrindinę spaudą ir katalikišką literatūrą. Po tarptautinės konferencijos Suomijos sostinėje, kurioje buvo pripažintos po Antrojo pasaulinio karo nusistovėjusios sienos, Lietuvoje susikūrusi Helsinkio grupė per užsienio radiją paskelbė aišku nepriklausomybės reikalavimą. 1972 metais po Romo Kalantos susideginimo Kaune kilo kelias dienas trukę neramumai, rodantis gilų visuomenės nepasitenkinimą. Lūžis įvyko 1989 metais Michailo Gorbačiovo vykdomų reformų fone. Kilus visuomeniniam judėjimui, Lietuvos SSR vadovybė, spaudžiama iš apačios, ėmė siekti vis didesnio savarankiškumo. Tų pačių metų lapkritį buvo priimtas pilietybės įstatymas. Šis įstatymas buvo itin liberalus, suteikęs teisę siekti pilietybės visiems nuolatiniams gyventojams, nepriklausomai nuo jų kilmės. Svarbu pažymėti, kad daugiau negu 90% šalies gyventojų, kurie nebuvo lietuviai, pasirinko Lietuvos pilietybę. Tiesa, 1991 m. gruodį, jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šis įstatymas buvo sugriežtintas, nustatant 10 metų gyvenimo šalyje reikalavimą prieš kreipiantis dėl pilietybės. Viskas prasidėjo 1985 metais, kai Sovietų sąjungos vadovas Michailas Gorbačiovas pradėjo savo reformas, žinomas kaip perestroika. Šios reformos, nors ribotos, atvėrė didelius plyšius uždaros sistemos sienoje ir leido gimti ilgai slopintoms suvereniteto ir nepriklausomybės idėjoms. Lietuvoje šios nuotaikos sparčiai stiprėjo. Vienas pirmųjų ryškių ženklų buvo 1987 m. rugpjūčio 23 d. įvykęs mitingas Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Šį mitingą organizavo Lietuvos Laisvės lyga, vadovaujama Antano Terlecko, kuris aktyviai koordinavo disidentų, politinių kalinių ir tremtinių veiklą. Mitingo tikslas buvo pasmerkti tragišką Molotovo-Ribentropo paktą, kuris padalijo Rytų Europą ir lėmė Lietuvos okupaciją. Nors komunistinė spauda, ypač Tiesa, aršiai puolė mitingo dalyvius, tai turėjo priešingą efektą. Tik dar labiau sustiprino visuomenės norą keistis ir priešintis. 1988 m. birželio 3 d. susibūrusios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės dėka, nepriklausomybės judėjimas įgavo naują pagreitį. Iš pradžių sąjūdis siekė didesnės Lietuvos autonomijos Sovietų sąjungos sudėtyje,
Tačiau nuo 1989 metų jos tikslas tapo aiškus ir nedviprasmiškas – visiška nepriklausomybė. Šis siekis buvo oficialiai paskelbtas istorinėme Gotlando komunikate, kuriame skelbiama visų pasaulio lietuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Šis dokumentas tapo gaire, vienijančia visus lietuvius visame pasaulyje bendram tikslui. 1990 m. kovo 11 d. įvyko nepriklausomybės atkūrimo akto paskelbimas. Tądien aukščiausios tarybos pirmininku buvo išrinktas profesorius Vytautas Landsbergis. Ta pačia dieną, vadovaujantis Gotlando komunikato nuostatomis, buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tai buvo drąsus ir istorinis žingsnis. Sovietų sąjunga, žinoma, griežtai priešinosi Lietuvos nepriklausomybei. Konfrontacija pasiekė apogėjų 1991 m. sausio 13 d., kai sovietų kariai brutaliai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą ir kitus svarbius objektus. Tūkstančiai žmonių susirinko ginti savo laisvės ir nepriklausomybės, o šios tragiškos nakties aukos tapo laisvės kovų simboliu. Nepaisant smurto, Lietuvos valia nebuvo palaužta. Netrukus po sausio 13-osios Islandija tapo pirmąja šalimi pripažinusią Lietuvos nepriklausomybę, suteikdama vilties ir palaikymo. Visame pasaulyje Lietuvos nepriklausomybė buvo pripažinta po 1991 m. rugpjūčio mėnesio pučo Maskvoje, kuris galutinai sužlugdė Sovietų sąjungą. Tačiau laisvės kelias nebuvo lengvas. Tais pačiais metais įvyko ir medininkų tragedija. 1991 m. Liepos 30 naktį ginkluota OMON grupuotė šaltakraujiškai išžudė Lietuvos pasieniečius medininkų poste. Buvo nušaukti 7 muitinės, greitosios reagavimo rinktinės aras ir kelių policijos pareigūnai. Vienintelis išgyvenęs, bet stipriai sužalotas buvo muitinės pareigūnas Tomas Šernas. Po nepriklausomybės paskelbimo pietryčių Lietuvoje taip pat kilo separatistinės nuotaikos, siekiant sukurti Vilniaus krašto autonomiją. Tačiau žlugus pučui Maskvoje ir įvedus tiesioginį valdymą kai kuriuose rajonuose, ši problema buvo išspręsta. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuva susidūrė su milžiniškais iššūkiais. Prasidėjo turto privatizacijos procesai, buvo įvesta Lietuvos pinigų sistema su talonais ir laikinais piniginiais vienetais. Deja, šie procesai nebuvo sklandus ir skaidrus, juos lydėjo didžiulė infliacija. Paskutiniai Rusijos kareiviai Lietuvą paliko 1993 m. rugpjūčio 31 d. prieš pat popiežiaus Jono Paulio II vizitą. Tačiau netrukus prasidėjo nauja destabilizacijos banga. 1998 metais Lietuva paveikė ir kaimyninės Rusijos ekonominė krizė. Šiuo laikotarpiu keitėsi ir Lietuvos vadovybė. Nuo 1993 m. vasario 25 iki 1998 m. vasario 25 prezidento pareigas ėjo Algirdas Brazauskas, kurį pakeitė Valdas Adamkus. Vėliau 2003 m. sausio 5 d. prezidentu buvo išrinktas Rolandas Paksas. Tačiau jis 2004 m. balandžio 6 d. po pirmosios Europos istorijoje apkaltos prezidentui buvo statydintas Seimo. Dar vienai kadencijai prezidentu buvo išrinktas Valdas Adamkus. Nepaisant visų sunkumų, Lietuva žvelgia į vakarus. 2001 m. gegužės 27-30 d. Vilniuje įvyko pirmoji buvusios Sovietų sąjungos teritorijoje NATO parlamentinė asamblėja. Tai buvo simbolinis žingsnis, atveriantis duris į euroatlantinę integraciją. 2004 m. kovo 29 d. Lietuva tapo pilnateise NATO nare, o po visuotinio referendumo dėl narystės nuo 2004 m. gegužės 1 ir Europos Sąjungos nare. Tai buvo milžiniški pasiekimai, įtvirtinantis Lietuvos vietą laisvame ir demokratinėme pasaulyje. Lietuva Europos parlamente atstovauja savo išrinktais politikais, o 2006-2012 metų laikotarpiui šaliai buvo skirta 36 milijardų eurų Europos Sąjungos parama. Galiausiai 2015 metų sausio 1 d. Lietuva oficialiai įsiveda eurą, dar labiau integruodamasi į Europos ekonomiką. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas yra įrodymas, kad net ir sunkiausiais laikais tautos valia ir vienybė gali nugalėti visas kliūtis. Šiandien Lietuva yra stipri ir moderni valstybė, pilnateisė tarptautinės bendruomenės narė. Bet kas yra svarbiausia, Lietuva yra laisva,
kad ir su kokiais sunkumais susidūrė per savo tūkstančius metų menančią istoriją. Ką Jūs manote apie šią kelionę laiku po Lietuvos istoriją? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte daugiau istorijos ir įdomių faktų. O dabar ačiū, kad buvote kartu su įdomia dokumentika po šią nepaprastą kelionę per Lietuvos istoriją. Ir iki kitų susitikimų įdomios dokumentikos YouTube kanale. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.